Nu ką, sveiki bičiuliai. Šiandien gyvename tokiuose tiesiog namukose prie netoli tos upės užtvintytos, kur šiandien ir važiuosim. Čia valgysime pusryčius. Čia mūsų namelis, galim greit apžvelgti. Nu ką, namelis kaip namelis. Tai va taip pat gyvenam. Ten va nu, dušas, čia mėgamasis, lova labai patogiai buvo. Viskas, ko reikia. Tai va, keliaujame pusryčių valgyti. Einam, pasižiūrėsim, ką gerą duoda. Iš maisto, labai malonus šiaip žmonės, kas mums labai patiko. Good morning. O, valgysim bliniukus. Einam tenai. Yeah. Okay, no problem. Dovilė, eik tu ten mažesnė. Tai čia yra tokie dar blinukai su variška labai skanus. Jų tradicinėje neskaitosi. Ar ne? Ne, nu gal aš nesižinau, bet reikia pradžiai kiaušinius valgyti. Ir ką, ir važiuosim, lietus nuplovė mašiną, kaip nauja dabar. Gali pafilmuoti. Šiandien ralyje Baldos. Offroadas. Turim spėti į Boltą. O kelias toks. Matot? Tai tu parodį kelią geriau čia, kaip atrodo. Nu. Čia iškart skardys, jeigu nukristume, tai sakiau Daviliai. Čia įlenkta. Davilis, sakiau, iškart atsidarinėk langų, nes jeigu jis įkrentam į vandenį, tai kad spėtume išplaukti. Už mašiną vis tiek pusantro gabalo sumokėti reikėtų, tai ir viskas. Bet žinai, tu nieko neturi, nei kortelės, nei telefono, kaip tu sumokėsi. Nu, tai ką žinau. Tai gal Firza? We think to Firza. Firza? Okay, no problem. Or Shala River is better. Shala River is beautiful. Which one is better? Shala River. Shala River? Yes. Sako Shala River geriau. Nu gerai, galim bandyti Shala River. Ai, pilna grupė, vien dėl to jaučiu ir siūlo. Gerai, Shala River. galim Shala River. Jo, aš į Firza norėčiau. Tai galim... Firza is no good. Dik verder in a car. Tik einam tokiu tuneliu. Kiek skaisim? 5 minutės eisim. Bilietukai 25 eurų kainavo. Reikia eiti įsiaiškinti, kur mūsų. Einam ten, Dovilė. Jo, čia yra sendaikčiai. Sakant, pafilmuok sendaikčius. Prieš tai galvojau, kad sakys nefilmuok, bet gerai viskas. Telefonuoti? Nežinau, taip supratau. Vintažiniai rūbai. Braškinukai va. Lauktuvių, kam nors galim parvežti. Va, pasižiūrėkti. Tigras. Kažkas va užmatęs striukę, sako, gal šilčiau bus, nes ten tikėtina plaukiant, tai bus šalta. Bet gal ir ne. Pamatysim. Vyrukai stengiasi, kad mes čia saugiai liptume. Šaunuoliai tikri. Ką mes keliausime? Hello, my friend. How much are you buying though? Thank you. Gerai, mes sėdam čia kažkur. Čia. Nu, man arčiausiai ten, kad reikėtų su dronu pakilti. Pradedam savo gražiausią vandens kelią Balkanuose. Pažvelkite, kaip nuostabu, jaučiamės kaip kokiuose fjorduose, kaip kokioj Norvegijoje ar Šveicarijoje. Bet čia iš tikrųjų yra Albanija ir čia yra hidroelektrinės sukurtas telkinys, užtvanka, berods. Jo, ten apsukite, pamatysime elektrinę. 7 keli procentai, 3 valandas, dar visai normaliai čia galima bus prifilmuoti. Turbūt bus šalta, gerai, kad termuškę turiu užsidėjęs. Dabar uždėsim tą per mažą kapišoną, nes vaikiškas striukę nusipirko. Kaip taškas, nu ką, privažiuojame kryžiuką tokį, pritaškė į akis man visko. Dabar kaip apsiašarojęs čia sėdžiu. Tikrai ne pačią geriausią dieną įsirinkome plaukimui, bet ką padarysi. Gerai, kad turim striukės, bent striukės susidėjom, jau gerai. Gerai, čia pučia. Labas. Čia, aišku, tikrinu mikrofoną, kaip veikia.
Bet manau, gal darbaliai. Visi šlapi būsim. Ei, tiesa. Taškalinė. Gerai, kad visus taško. Žiūrėkit, kokie visi stovi atsipūtę. Galiu atsipalaiduoti. Negaliu mėgautis. Nes šalta dėl to? Šalta ir kaip purškia, noriu skirti. Nu, mes ne patį geriausią orą įsirinkom. Vakar buvo puikiai diena, šiandien naktį lyjo, vėjuota, visi va sustyrė. Vaikas laimingas, džiaugiasi. Va, man atrodo, papurškė į veidą. Sutikom lietuvę. Koks tavo vardas? Rasa, malonu. Valdas. Ar Dovilė? Iš kokio miesto? Iš Vilnius? Vilnius, mes irgi. Nu, mes netikri Vilniečiai, bet iš Vilnius. Bet jau pusę gyvenimo gyvenu Vilniui, tai jau tikras galima sakyti. Samba, aš irgi jau 10 metų kažkur. Vaizdai tai geri. Pasimėgaukime vaizdais. Su dronu nemažu neskrisim tikėtina, nes ir liks šitas mano dronas, tai gal geriau nerizikuojam. Kiek palei krūmus galima suprasti, kad vanduo dar pakyla daugiau, tiek daugiau. Kas čia buvo? Vandens mafija. Vandens mafija, sakai? Prisivalom. Kaip tik kalbamės ir sakau, kad su šortais nieko nematau. Ir taip atsisuku žmogų šalia, net nosis varva. Nu, pažįstamas jausmas, šiaip kažkada jau teko keliauti ir plauk laivu, kur visiškai neapsirengęs buvau ir taip sušalau, kad teikti savo. Bet svarbiausia vaizdai. Oras tai apsirengi ir nešalta. O ką turime pačią šilčiausią kelionę per šias atostogas. Šypsenos veide svarbiausia. Nu ką, lenktyniaujame su kitu ekipažu. Vienareikšmiškai matosi, kad pas jo žmonių daugiau, vadinasi, greičiau gali judėti. Visai nedaug ir jis mūsų aplenks, bet mes dar kol kas esame priekį. Manau, jeigu visi šitie žmonės pradėtų irkluoti, mes įsiverštume į priekį. Gražu šiaip. Žiūrint vat į olas, tai matosi, kad vandens žymiai daugiau būna čia. Dabar vanduo taip nukritęs, nuleistas galbūt. Nes labai matosi. Kokiais 2 metrais daugiau vandens atrodo būna. Nu ką, mes dabar turime turbūt 6 mūsų kelionės dieną. Dar liko 5, tai iš esmės keliausim link pajūrio. Link Korfų salos iš esmės netgi būsim. Graikija mums ten sukeltų, gal 10 eurų kainuoja ir galim nusikelti Graikiją, bet tikėtinas automobilių negalėsime ten nusikelti, tai nežinau, žiūrėsim. Kaip čia bus, gal ir nusikelsim dar į Graikiją. Dronų tai nekelsim tikrai, nebent kai sustosim. Dovilė susitiko Rasavą, lietuvė, sakė, su autobusu keliavo iš Budvos. Budva tai Juodkalnijos kurortinis miestas prie vandens. Nu va ten tikėtina išleis mus. Matau tą vieną valtį, nežinau ar per kamerą matosi, bet tenai. O, šuniuks valtį. Dogi. Čia reikia užmesti ant virvę.
It's okay now? Yeah? Hop, dobry. Opa! Yeah, doggy! Nice! Welcome! Labas, super dogis, super! Super dogis, super dogis! Aš nežinau. Aš neišgirdau nieko. Kiek sakė? 10 minučių ir grįžtame atgal į restoraną. Viskas veši į restoraną. Į kokį restoraną? Ten jau. Gal jūs abu Gal tave pafilmuot? Labą dieną, Rasa, interviu. Kai mėgsti keliauti vieną. Taip, labai patinka. Nėra jokių problemų, ne? Taip. Cool. Dogi! Kiek laimės, kur jisai čia gyvena? Tai čia žmogaus tas. Nu ką, skrisime su dronu. Mūsų dogis žino, kur sėsti. Nu ką, vat mūsų kapitonas žvalgosi. O, žiūrėkit, koks paukštis. Pozuoja ciucis. King. Na va, kaip pozuoja čia mums ciucis. Atvykome. Abelė šito. Oi, koksai. Ką čia šneki? Aliau šito. Visi čia va, laukia. Hop, 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 hop.慢慢吃，Opa, lip Dovilė. Nu ką, atvažiavome į restoraną pavalgyti. Sušalom. Žiauriai gerai čia buvo. Aišku, oras, tai kaip ir minėjau, prasčiausia diena šiandien. Nu ką, pavalgysim. Bet man tai labiau buvo, kai ten varėm šalta, dabar aš kažkaip jau... Dabar matai, biškį lėčiau važiavo, vien dėl to stovėti, tikriausiai taip nėra. Ne, tai nurimo, rytas visą laiką būna šaltesnis. O, pasižiūrėkit, kaip gražu. O ką dar čia siūlo? Aš nežinau. Nežinau, ką dar siūlo. Ne. Aš tai gal kavos tada. Liko 20 minučių iki plaukimo. Tai nusprendžiau paskraidyti dar aplinkui. Vietiniai irgi paprašė, kad valtelę jų pafotkinčiau. Nu, ne vietiniais, tais, kuriais plaukiam. Tai pafotkinau. Nu ką, bandysime. Take off. Home point update'as. Važiuojam. Reikia savo pasižiūrėti, kokie vaizdai.
Sutilpame visi jau į savo valteles. Ir dabar keliausime toliau. Dovilė, pamojuok. Rasa, linkėjimus tėvams perduokit. Kuriai čia sakei? Visiems? Nu, cool. Gal suvenyrų kam nors parvežti? Važiuokit. Milda, čia tavo suvenyras. Oi, pamečiau. Nieko, radau kitą. Oi, iškrito ir šits. Va, gal šits. Kas dar norit? Va, žiūrėk. Cool, šitą paimsiu. Tin, tin, tin. O, suvenyr! Galiu gal aš vairuot? Trauks ir vietėlę saldus. Ištraukis. Taigi mūsų kelionė laiveliu baigėsi. Sušalam šiek tiek. Kapitonas jo prieki. Kaip įspūdžiai? Kaip jums? Šalta, bet gerai. Šalta, bet gerai. Nu jo, šiaip su oru šiandien visiškai nepapuolė gerai, bet tai ne visą laiką tas oras toks būna, kaip norim. Bet vis tiek viskas gerai, patirtis gera, prasiplaukiam, faina. Tęsim kelionę toliau. Kelionė. Nu ką, sėkmės tau gyvenime. Taigi keliaujame tuneliukų iki automobilių ir padainuosime dainą apie tėviškę. Vieškelio vingiai supas berželį, šypsosi saulė danguje. Mes esam dzūkai girių karaliai, o karalienė Dzūkija. Tiek daug gražių dainų, bet gražiausios mano tėviškės su daina aš gyvenu. Koksgi aš dzūkas be dainos. Ir dabar visi kartu. Vieškelio vingiai supas berželį, šypsosi saulė danguje. Dovilė galvoja, ką tu čia? Ką turime tokį keliuką, reikia pabandyti aplenkti juos, jiems laikyti. Nu ką, mes varom, išgelbėsim vėžliuką nindzę. Eina savo ant kelio. Nekvailiok. Labas. Sutikom vėžliuką nindzę. Gerai, leiskim. Netro patenkintus. Paėmėm. Gers. Šlepink. Nuo kelio, nes kitaip būsi sutrintas. Dar vienas vėžliukas nindzė. Na ką, permegojame durėse. Turėjom toks apartamentus, pasiėmėm su virtuvė. Čia miegamasis, ten balkonas, tingai eidavo, tualetas. Tai va, žodžiu, mes keliaujam, džioviname, įsiskalbėm čia rūbus, bet turim tokią problemėlę, kad mūsų rūbai neišdžiūva. Šiandien įsiskalbėm, tai kažkaip dasidžiovinti turėsiu. Nu ką, įsikeitėm pinigėlių, 26 000 turim. Tokie va pinigai. Gaila neparodžiau, kaip po 10 000 atrodė. Žodžiu. Galime išlaidauti. One meat and one that one. O, tai va čia jos gamina vietinius tokius. Labai tradicional, yes? It's, yes? Lithuania. Tai va, paragausim pirmą kartą, šitų dar neragavom. Ir keliausim. One. One spinach and O, one meat. wow. Magic. Žiūrėkit, tai ištempia tešlą va tokią. Tada deda priedus visokius. Viską galima. Okay. Gausime pirmą kartą tą tradicinį patiekalą. Birek? Birek. Birekas. Tai matėt, Šiburik, tik birek. plius minus matėt, kaip gaminimo procesas atrodo, paima tokią tešlą, taip Sluoksniuota tešla. ir labai cool. O kaip tik Viktoras parašė, kad džemperių reikia atrašyti. Tu su špinatais paėmė, ne? Su špinatais ir varškę. Gerai, aš paėmiau su šituo.
parašyti, kad antradienio vakarą reikia džemperių. Reikia parašyti tiek. Žodžiu, visai gerai. Skanum. Skanum. Toks tešlainis. Faršainis. Tešlainis faršainis. Blemas, špinatas varškai. Gal tu čuonas ir daugiau valgyk. Vau, kaip gerai. Pas tave tai net toks sausas, atrodo. Arba dar nepapuolė to pačio gardumino. Gal jūs į oro uostą pasimt? Toks kelioninis, žinai. Gal. Na. Tai visai nieko. Ką galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad mūsų automobilis toks aukštas, nes kitaip tai čia būtų buvę problemų mums. Ir ką, ir pagaliau jūra. Ir mūsų hotelis su vaizdu į jūrą. Jie labai gerai eisim tai pasižiūrėti. Eisim su virtuvė, kad galėtume kažką pasigaminti patys dar. Turime kačiukų mažiukų. O Jėzau, Jėzau. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo namai. Tai ką pasiėmėme virtuvę, viskas čia taip gražu, blemba, čia kambarys, čia dar kitas kambarys. Indų visiškai nėra. Dabar valgysim sriubą, taip vat. Bomžpakį iš vieno bliūdo. Aišku, po kelionės dar niekur nebuvom nuėję šitą miestą, bet eisim pasivaikščioti vakarienę, tai valgysim miestą visgi. Norėjom pasigaminti, bet nieko nėra. Čia šiaip galit pažiūrėti, kaip čia gražu. Pagaliau per visas kelionės dienas matom jūrą, Adrijos jūrą. Tai dabar esam Sarandėje, čia liksim nakvot, tyrinėsim čia kažkiek, pasižiūrėsim, kas čia gero. Ir vat, žmonės, vaikas maudosi, turbūt jūra šilta. Jump? Salt? По-русски разговаривать, да? Ну, показывай, как батя учил. Cool, cool.